Sveiki. Su penktadieniu mes ir užbaigsim mūsų if sąlygas visas, taigi mes jau mokame if sąlygą, mes mokame if else sąlygą, o šiandien išmoksim if else sąlygos medį. Ar net nežinau kaip čia pavadinti, esmė įsivaizduokite, kad šiandien mes if sąlygoje kursim if sąlygą. Skamba juokingai, sąlyga sąlygoje, šitą man atrodo aš jau mokinau ir tai buvo labai juokinga pamoka mūsų JavaScript serijoje, taigi jeigu matėt prisiminsim, jeigu nematėt, tai išmoksit kurti sąlygą sąlygoje. Pradėti iš tikrųjų galime nuo kintamojo, suskurkime tą patį metai, kaip ir prie toj pamokoj, ir if sąlygą. Ne fi, o if, aišku. Ir if sąlygoje tikrinkime, ar mūsų metai, tai yra mums yra daugiau arba lygu 18. Ir jeigu mums yra daugiau arba lygu 18, tada mes pasirašykime sijautą. Sveikinu, gali eiti pirkti alaus. O jeigu mums nėra 17, mes tada pasirašom else. Ir else įsirašykime vėlgi sijautą. Sorry, tu geriau gerk. Štai taip. Ir pabandome pasileisti, kadangi mums yra 18 ir jeigu mes pasileidžiame, mes matome sveikinu, gali eiti pirkti alaus. O jeigu, sakykime, mums yra 17, sorry, tu geriau gerk Coca-Cola, nepilnametį. Dabar kur ir kaip įrašyti būtent tą kitą if sąlygą? If sąlyga yra taip, šitą kol kas mes iškirpkime, nes jo mums prireiks. Tai if sąlyga yra taip, klausia vienos sąlygos. Jeigu yra teisinga, klausia sekančios sąlygos. Jeigu sekanti sąlyga yra neteisinga, tik tada eina prie else. Jeigu yra sekanti teisinga, tada daro būtent tai. Gerai, įsivaizduokite. Po if sąlygos, jeigu jinai yra teisinga, kūrime dar vieną if sąlygą. Viskas lygiai taip pat. Atrodo biškai gluminačiai gal. Ir čia įrašykime, ar mūsų metai yra daugiau arba lygu 21. Ir jeigu taip, tuomet rašom sijautą. Sveikinu, gali eiti gerti alaus ir degtinės, jei nori. Nuo 21 degtinė parsiduoda. Bet jeigu mums nėra 21, sakykime, mums yra 19 arba 20, tokiu atveju pasirašom else ir jau čia įdedam prieš tai, ką rašėme. Jeigu mums 18, 19 arba 20, mes galim gerti alaus. Tikiuosi, čia viską gerai pasirašiau, nes aš čia nesirašiau, kaip ir minėjau liktais šiai pamokai. Taigi, jeigu mums yra 17, pažiūrim, ką rašys. Sorry, tu geriau gerk Coca-Cola, nepilnametį. Gerai, jeigu mums yra, sakykime, 18. Rašo, sveikinu, gali eiti pirkti alaus. Ok, jeigu man yra, sakykime, 20 ties riba, bet dar 20 nėra. Sveikinu, tu gali eiti pirkti alaus. Gerai, o jeigu man yra 21 arba daugiau, sakykime. Tuomet mums parašo sveikinu, gali eiti gerti alaus ir degtinės, jei nori. Ir lygiai taip pat, jeigu man, sakykime, koks 60 arba 50, vėlgi pasirašom 50, lygiai tas pas alaus ar degtinės. Galime pasirašyti dar vieną, sakykime, if sąlygą, jeigu aš jūs nesugluminsiu. Ten, sakykime, pasirašykime, jeigu mums yra daugiau arba lygu kokiem 70 metų ir tada parašykime gal tu geriau nebegerk, nes tu per senas, bla bla bla, bet gal aš tos trečios sąlygos nekursiu, nes
Man atrodo, jūs sugluminsiu tik dar labiau, bet esmę suprantat, kaip viskas turėtų atrodyti. Taigi, išmokote susikurti sąlygą sąlygoje, bent jau aš jau parodžiau, kaip tai padaryti ir tikiuosi, kad jūs supratot, jeigu ne, pasikartokit tą pamokėlę, bet tai tikrai nėra sunku ir manau turėtumėt suprasti. O mes susimatysim po savaitgalio ateinantį pirmadienį. Gerai, sėkmės ir viso.